Orientuoti skaitmeninėme pasaulyje būnant universiteto studentu reiškia išmaniai rūpinti saugumu internete. Pagalvokite apie tai, Mandiantė Midle ataka gali perimti jūsų žinutes, o sukčiavimo apgaulės tikslas apgaulė priversti jūs išduoti slaptažodžius. Labai svarbu išlikti budriems. Naršydami internete ar naudodamiesi programėlėmis visada ieškokite adreso juostoje esančios pakabinamos spynos piktogramos, tai reiškia, kad svetainė turi SSL sertifikatą, todėl jūsų ryšys yra saugus. Taip pat nepamirškite naudoti VPN, kad užšifruotumėte savo interneto srautą, tai tarsi nematomumo apsiaustas jūsų duomenims. Duomenų šifravimas dar vienas dalykas, kurį būtina žinoti. AES algoritmas užtikrina, kad jūsų informacija galėtų naudotis tik autorizuoti naudotojai. Nepamirškime ir daiktų interneto įrenginių, tie išmanieji garsiakalbiai ir kameros gali būti pažeidžiami, jei nėra tinkamai apsaugoti. Visada naudokite stiprius slaptažodžius ir nuolat juos atnaujinkite. Galiausiai būkite išrankus programėlėms ir svetainėms, kuriomis pasitikite. Kai tik įmanoma, įjunkite 2 veiksnių autentifikavimą. Suprasdami šiuos pavojus ir imdamiesi veiksmų, galite apsaugoti savo įrenginius ir duomenis, užtikrintai naršydami skaitmeninėje erdvėje. Būkite išmanūs ir saugūs internete.